man labiau patiktų, kad kalbėtų kažkas kitas apie produktą. Aš šiandien dienai pristatau Nataliją Balkus. Natalija pati yra Latvė ir jos akcentas labai gražus. Aš labai didžiuojuosi tuo, kad jinai moka kalbėti lietuviškai. Tai atidžiai klausykite, nes žinios Natalijos yra labai geros. Tai perduodu žodį Natalijai. Ir klausykime atidžiai būtent apie kolongardą. Labas vakaras visiems dar kartą. Šiandien kalbėsiu, čia yra mylimiausia mano tema. Aplamai, kad tai yra, čia yra tiesiog bomba, mūsų gamtos vaistas, kuris padeda atstatyti virškinimo sistemą. Virškinimo sistema tai yra mūsų, aš galiu pasakyti, netgi pagrindinis organas, kuris valdo iš tikrųjų absoliučiai viską mūsų organizme. Mums atrodo, pagal senos tradicijos, kaip mes pripratom vertinti savo organizmą, mes visada galvojam, netgi yra toks anekdotas, bet dabar nepasakosiu, galvoja, kad svarbiausia yra smegenys, svarbiausia yra širdis, svarbiausia yra kepenys, dar kažką, bet iš tikrųjų svarbiausia yra pas mus žarnynas, kadangi ten pas mus gyvena mikrobiomas. Šiaip tyrimai ir aplamai mokslas apie mikrobiomą tyrinėjimai prasidėjo visiškai neseniai, čia galbūt 10-15 metų atgal, ir apie tai principe niekada nebuvo taip labai rimtai kalbama kaip dabar. Nors apie mikrobiomą aš galiu jums pasakyti, pavyzdžiui, rytuose, o jeigu paimt konkrečiai Indiją, kur labai gili tradicija medicinos sveikatingumo, pirmą kartą paminėtas mikrobiomas buvo prieš 6000 metų iš tikrųjų. Ir dabar tai visiems kelia tiesiog nuostabą tokie įrašai, kur buvo tiesiog ant sienų parašytas traktatas, kur pasakojimas apie tai, kad mes turim gyventojų, nematomų gyventojų, kurie lėmė mūsų sveikatai ir aplamai lėmė mūsų visą gyvenimą. Tai tada jau buvo žinoma, kad taip ir yra. Tik tai dabar, prieš 15 metų, pagaliau mokslininkai pradėjo kalbėti labai garsiai apie mikrobiomą, kas tai yra, ką jis veikia mūsų organizme ir aplamai kokią įtaką daro mūsų gyvenime. Šiaip tai žmogaus mikrobiomas tai visų organizmų gyvenančių žmogaus kūne visuma. Jis apima bakterijas, virusus, grybus ir archebakterijos. Daugiausia šių mikroorganizmų gyvena žarnyne, bet jų yra ir odoje, ir burnoje, ir nosyje, ir plaučiuose, ir kitose kūno dalyse. Mikroorganizmų skaičius žmogaus kūne yra didesnis nei jo paties ląstelių skaičius. Įsivaizduokit, mikroorganizmų daugiau negu pas mus ląstelių. Tai kažką reiškia. Tai kokios pagrindinis mikrobiomo ypatybės? Visų pirmiausia, pagal sudėtį bakterijos yra bakterijos. Jos sudaro didžiausią mikrobiomo dalį. Dažniausiai randamas bakterijos priklauso virmikus ir bakterioidėtės grupėms. Čia tokie pavadinimai gal ir nereikalingi, bet dėl bendro išsilavinimo galima išklausyti. Virusai yra tiek bakteriofagai, virusai, kurie infekuoja bakterijos,
tiek ir eukarotiniai virusai, tie tikri virusai. Plus mes turim grybų, nors jų kažkiek mažiau, bet tačiau vis tiek jie labai svarbus, pavyzdžiui, kaip kandida, kuri praktiškai pas visus gyvena. Dar yra archeobakterijos. Dažniausiai gyvena žarnyne, nors jų kiekis yra mažesnis nei bakterijų. Kokios funkcijos? Visų pirmiausia, mikrobiomas padeda virškinimui. Čia aišku, man atrodo, visi tai žino, nepasakysiu naujienų. Ką mikroorganizmai daro? Visų pirmiausia, padeda skaidyti maisto medžiagos, kurios kitų atveju būtų nevirškinamos. Ir dėl to labai svarbu, kad mūsų tas virškinimo mechanizmas veiktum sklandžiai, kadangi jeigu ten yra, atsiprašau, netvarka, tai be abejo tai iškilo klausimas, kaip gauti kažkokių maistinių medžiagų, kaip įsisavinti vitaminus, mineralus. Tai tada mes be abejo einam arba į vaistinę, arba dar kažkur perkam kažkokių ten papildų, maisto papildų. Taip pat mikrobiomas, mikroorganizmai reguliuoja imuninę sistemą. Jie padeda treniruoti imuninę sistemą ir atpažinti patogenus. Ta prasme, kad siunčia tam tikrus signalus ir mūsų imuninė sistema tos signalus gali atpažinti. Jeigu, pavyzdžiui, pas mus yra problema su mikroorganizmais, tai numeris vienas, kas lėmė tą disbalansą ir problemą, tai yra autoimuninės lygos. Turbūt žinot, kas tai yra, tai pradedant nuo visokių alergijų ir baigiant ten irgi tokie, kaip pas mane buvo, irgi autoimuninė liga, kuria nežinai, kada pas tave ten akis tokio dydžio, arba lūpa, arba kosulys atsiras, tokie bjaurūs dalykai. Toliau, mikroorganizmai apsaugoja mus nuo patogenus. Konkuruodami dėl resursų ir erdvės, mikroorganizmai apsaugo nuo kenksmingų patogenų įsikūrimo. Ta prasme, kad pas mus žarnyne pastoviai eina karas, galima pasakyti. Yra geriečiai mikroorganizmai, yra blogiečiai. Tai jeigu mes savo mikroorganizmus pamaitinsim, prižiūrėsim, tai tikrai tie geriečiai visada neduos blogiečiam laimėti. Toliau, metabolizmas, reguliuoja metabolizmą. Kas tai yra metabolizmas, jūs maždaug jau įsivaizduojat, kas tai yra. Tik tai noriu pridurti, kad labai daug mūsų gyventojų daro tokią įtaką organizmų, kad gamina labai daug visokių vitaminų. Pavyzdžiui, vitaminą K. Vitaminas K, kuris neduoda, reguliuoja kraujo krešėjimą ir neduoda organizmų kalkėti. Ir plus labai svarbi vitamino grupė, tai yra B grupės vitaminus, būtent gamina pas mus žarnyne, mūsų mikrobai. Dėl to noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu mes tiesiog prižiūrėsim savo mikrobiomą, mums nereikės jaudintis ir galvoti apie tai, kokiu vitaminu dar išgert, ką mums reikia papildomą tiesiog prie savo mitybos pridėti, kad normaliai mūsų organizmas pradėtum veikti. Aplamai visa funkcija mikrobioma
Tai yra mūsų organizmo valdymas ir labai įdomus yra dalykas, kad principe visa mūsų smegenų veikla, mūsų psichinė veikla 100% priklauso būtent nuo mikrobiomą. Ir man labai įdomu buvo sužinot, kaipgi tas veikimo principas pas mus vyksta, kaip mikrobiomas gali duoti signalą, per ką gali duoti signalą mūsų smegenim ir pas mus ten kažkas vyksta. Tai pasirodė, pas mus yra toks nervas klajoklis, kuris eina pas mus iš galvos ir iki žarnyno. Tai va, tai yra, įsivaizduokit, tai yra mobilusis ryšys. Tai va, tai jeigu klientas iš vienos pusės siunčia blogą signalą, tai gali būti klientas, kuris yra blogiukas, tai tada mūsų smegenys įgauna blogus signalus. Tai gali būti ir Alzheimerio liga, kuri prasideda įrodyta moksliškai prieš 14 metų iki tol, kol pasirodo pirmi simptomai. Tai yra visokių rūšių depresijos, tai yra psichinės lygos. Aš ne psichiatras, bet psichiatras galėtum papasakoti apie būtent šitą problemą. Bet aš jums galiu pasakyti, kad įtakoja absoliučiai viskas mikrobiomas. Ir dėl to mūsų užduotis viso pirmiausia prižiūrėti mūsų gyventojus. Ir ką mes galim padaryti? Mes galim be abejo padaryti, kad prižiūrėti savo mitybą, sportuoti, daugiau gerų emocijų, bet dažniausiai to neužtenka. Ir ačiū Dievui, kad mes turim tokį nuostabų gamtos vaistą, kuris vadinasi kalangardas. Aš parodysiu, kas nematė dar šitos dėžutės, tai yra kalangardas. Tai yra pagrindas mūsų sveikatos. Plius prie kalangardo dar pas mus yra vienas nuostabus gamtos vaistas, tai yra sunsetas, kuris veikia nakties metu, ir dar yra pas mus sunrise'as, kuris veikia dienos metu, bet šiandien apie jo mes nekalbėsim, kalbėsim apie pagrindinę mūsų sveikatos šaltinį, apie kalangardą. Ir aš noriu jums pristatyti mūsų revoliucinį produktą, skirtą palaikyti optimalią storosios žarnos sveikatą ir palaikyti natūralų organizmo detoksikacijos procesą. Aš jums paaiškinsiu, kas tai yra detoksikacija ir žarnyno sveikata. Mūsų profesionalai sukūrė gamtos vaistą aukščiausios kokybės. Pasaulyje principe tokio kol kas analogo nėra. Ir į tą mūsų gamtos vaistą įeina AB kefir, tai yra užpatentuotas ingredientas, Synfor GastroKeep, irgi užpatentuotas labai įdomus ingredientas, apie kurį aš šiandien jums papasakosiu. Taip pat yra labai daug visokių super maistų, tokių kaip inulinas, lynų sėmenys, acai uogos, psyllium lobelė, pieno erškėčio ekstraktas, burokėlių šaknų milteliai, apie kuriuos aš jums irgi papasakosiu, kadangi labai retai kažkas pasakoja būtent apie šitą ingredientą ir jūs sužinosit, kad tai yra iš tikrųjų stebuklas. Alavijo ekstraktas ir taip pat yra konfermentas Q10. Taip pat yra tokia nemedžiaga, ingredientas, kuris vadinasi FitNS.
irgi apie tai kalbėsim. Ką daro aplamai mūsų gamtos vaistas kalangardas? Visų pirmiausia, skatina virškinimą, kartu suteikia energijos ir padeda kepenų funkcijom. Skatina reguliarų tuštinimąsi, palaiko svorio valdymą. Palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą, gerina psichinę ir pažinimo sveikatą, padeda virškinimo funkcijai, stiprina imuninį atsaką, stiprina imuninį sistemą, subalansuoja žarnyno mikrobiomą, optimizuoja maistinių medžiagų įsisavinimą, gerina pasisavinimą, mažina uždegimą, skatina detoksikacijos procesą, skatina sveiką odą ir plaukus. Čia labai daug, iš tikrųjų, labai daug, bet kaip tai veikia. Jūs nepagalvokit, kad jeigu mes paimsim vat šitą mūsų sašė, labai mažą, taip, ir ant nakties arba po paskutinio valgio pusę arba visą padėsim po liežuvių ir tiesiog tas skanus toks vaisinis skonis pradės veikti ir viską nueis, kaip sako, viską į mūsų kraują, kad čia būtent ir yra tas veikimas, viską, ką aš pasakiau. Ne, iš tikrųjų, čia yra ingredientai, kurie privers žarnyną reguliuoti mūsų sistemą ir pats organizmas pradės veikti taip, kaip reikia. Ta prasme, kad mes tada galėsim gauti rezultatą to, kurio mes tikėjomės, to, ko būtent mums reikia. Dėl to, kad kiekvienas kūnas yra skirtingas, kiekvienas kūnas turi savo poreikį, tiesiog kalangardas įjungs tą mechanizmą tam tikram kūne, kuris reikalingas tuo metu. Tai visų pirmiausia, aš noriu papasakoti jums apie ingredientus. Kaip aš sakiau, mūsų gamtos vaistas turi tokį nuostabų ingredientą. Čia yra vizualizacija. Įsivaizduokit, jeigu jūs perkat atskirai tą ingredientą, jis be abejo kainuoja pinigų. Tiesiog aš papasakosiu, ką jis daro. Čia yra AB kefir. AB kefir galima atskirai nupirkti kažkur ir internete, ir Amazone. Jis kainuoja apie 30 eurų. Bet pas mus tai yra vienas iš ingredientų, kuris eina į mūsų gamtos vaistą. Kuom jisai ypatingas? Ypatingas to, kad jisai visų pirmiausia tai yra užpatentuotas ingredientas, į kurią sudėtį įeina 6 pieno rūgščių bakterijų padermių ir bifidobakterijum padermė. Buvo labai daug mokslinių tyrimų, medicininių tyrimų, kurie parodė teigiamą poveikį mažindami kūno svorio. Čia yra labai svarbus dalykas, dėl to aš galiu atsakingai pasakyti, kad reguliariai, ne mažiau 4 mėnesių vartojant kalangardą, galima sumažinti kūno svorį. Dar vienas iš tokių gerų dalykų, kurių daro AB kefir, tai yra gliukozės netoleravimo veikia. Ta prasme, kad mūsų organizmas atstatinėja savo toleravimo funkciją ir kas liečia gliukozės netoleravimą, o tai yra prieš diabetinę nesimptomas būklė. Ir tokiu būdu AB kefyras gali užkirsti kelią būtent
diabetu. Toliau, įrodyta moksliškai, kad AB kefyras veikia kepenų steatozę. Kepenų steatozė, jeigu normaliai kalbėti, tai yra paribėjimas. Kepenų paribėjimas gali būti labai nuo daug veiksnių, ne tik tai nuo alkoholio vartojimo, aplamai tai gali būti ir genetiškai lemiamas dalykas, o kepenų paribėjimą, jeigu jūs žinot, tai yra toks kažkam trumpas kelias, kažkam ilgas kelias, tai yra kepenų cirozė. Tai va, tai būtent AB kefir bakterijos, tas ingredientas gali užkirsti kelią šitiem problemam, mažina kepenų riebėjimą. Čia yra realiai mažina, įrodyta moksliškai. Toliau. Jeigu kalbėt apie svorio mažinimą, pagrindinis dalykas ir labai svarbus ne tai, kad aplamai mažina svorį, mažina riebalų kiekį, nutukimą. Tai liečia tik tai blogą riebalą, kuris kaupiasi aplink organų, aplink, ta prasme, kad tai yra ne paviršiui, o viduj mūsų pilvo. Ir pavyzdžiui, kada eina ten vyras, jis sako, o pas jį alaus pilvas, čia būtent ir yra ta problema, kada kaupiasi riebalai viduj. O viduj sukaupti riebalai neduoda mūsų organam tiesiog normaliai funkcionuoti. Ir tai yra be abejo žala. Plius AB kefyras įrodyta ant 14% mažina blogo cholesterolio lygį. Tai irgi reikia prisiminti visada, kada jūs paimsit tą sašę ir jeigu pas jūs yra ta problema, tai jūs galit taip pat paglostyti save ir pasakyti, į sveikatą, dabar mano cholesterolis bus normoj. Ir tikrai po 4 mėnesių minimum tas cholesterolis po biškį pradeda reguliuotis. Toliau. Taip, apie gliukozės homeostazės aš pasakiau, čia yra priešdiabetinė stadija ir galima irgi užkirsti kelią būtent su mūsų ingredientu. Čia yra apie AB kefyrą. Be abejo, kažkas gali pasakyti, tai kam man tas AB kefyras, aš gersiu kefyrą iš parduotuvės kiekvieną dieną. Žinokit, nepadės. Dėl to, kad tiek suvartot kefyrą, kad būtum būtent teigiamas rezultatas mūsų sveikatai, ne aplamai virškinimui, o aplamai mūsų riebalų kiekiu, mūsų trigliceridų kiekiu, mūsų gliukozės netoleravimo, tai kiekvieną dieną turbūt reikia išgerti 10 litrų kefyro, ko mes tikrai nedarysim. Apsivent galima. Tai va, toliau. Yra dar vienas toks, ne tai, kad nuostabus, tai yra man buvo tiesiog atradimas, kada aš pamačiau, o čia parašyta visas sudėtis ir žiūriu ir netikiu. Čia yra patentuotas super ingredientas. Vadinasi, jisai Synfor GastroKeep. Kas tai yra? Žinokit, tai yra tiesiog sveikatos raktas į mūsų skrandį. Čia yra ingredientas, kuris gali padėti atstatyti mūsų
pavargusi skrandį, visą gleivinę. Skrandžio sutrikimų turintiems žmonėms gali būti naudingi probiotikai, čia yra probiotikai, bet užpatentuota ir mes nežinom, kokie ten probiotikai iš tikrųjų. Kad iš tikrųjų padaryti gerą sau, mes tiesiog privalom naudot šitą mūsų kalangardą, kadangi Synfor tai yra iš tikrųjų mūsų skrandžio sveikata. Kadangi skrandžio sutrikimai kaip skrandžio opos ir pilvo pūtimas yra labai dažni simptomai. Dauguma žmonių sergančių skrandžio opaligį nejaučia iki tam tikro laiko jokių simptomų. Bet tada, kada jau ateina tie simptomai, tai jau tada opapa, viskas, iki ligoninės. Viena iš labiausiai paplitusių patogeninių bakterijų, kuri įrodyta ir nustatyta, kuri būtent ir lėmė mūsų negalavimą kaip skrandžio opą ir netgi skrandžio vėžį, tai yra Helicobacter pylori, kuri gali sukelti tos visos bjaurybės. Dėl to tas mūsų ingredientas Synfor, tarp kitko, labai daug padaryta mokslinių tyrimų ir nustatyta, kad būtent mūsų ingredientas, kuris randasi kalangarde, balansuoja į gali, pasakyti, neutralizuot, labai geras žodis, neutralizuot tą Helicobacteriją. Dažniausiai Helicobacterijos sukeltas skrandžio sutrikimai gydymas yra kelių antibiotikų ciklų. Bet be abejo jūs žinot, kad antibiotikai kelia labai daug visokių šalutinių poveikių ir gali padėti bakterijų atsparumo riziką, ko visiškai nereikia. Ir siekiant visiškai panaikinti Helicobacterijos valdymo strategiją, plus prie veiksmingų dietų ir probiotikų, būtent šitas ingredientas labai padeda išspręsti tą problemą. Pas mane yra viena tokia ištrauka apie būtent mokslinius tyrimus ir ką parodė tie tyrimai, kas liečia Synfor gastrokipą. Remiantis Taivanio išradimo patentu, čia yra Taivane pagamintas ingredientas, buvo nustatyta tiesiog medicininis tyrimas, kuris buvo daromas su žmonėmis, kad būtent šitas ingredientas sėkmingai slopina Helicobacterijų augimą ir užkirsta metabolizmą tos bakterijos. Dėl to, kad tie probiotikai, kurie yra Synfor Keep Gastro, jie tiesiog slopina Helicobacterijos yra tokios kaip odegėlės. Tos odegėlės tiesiog mūsų skrandžio gleivinė tiesiog prilimpa ir tiesiog valgo visą tą gleivinę iki kraujo. Tai mūsų probiotikas tiesiog tos visos šiupalcai
visos tos priemonės, kuri padeda prie skrandžio prisilipti, tiesiog apkerpa. Labai sudėtinga man pasakyti tos žodžius lietuviškai, bet atsiprašau, kadangi pirmą kartą apie tai kalbu būtent lietuviškai. Ir tie tyrimai iš tikrųjų parodė, kad gali būti skirtas gydymas netgi tų Synfor gastrakipų kaip alternatyva antibiotikam. Tai jeigu kažkas turi tokią problemą, čia yra tiesiog superinis sprendimas. Kas liečia mūsų skrandžio. Toliau, dar yra toks nuostabus dalykas, kuris vadinasi FitNS. Irgi vizualizacija, irgi galima nusipirkti atskirai, kainuoja apie 40 €. Bet čia yra mūsų ingredientas, mūsų gamtos vaisto kalangardo ingredientas, kuris yra tiesiog nuostabus. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų gyvenimo kokybė apibrėžiama kaip laipsnis, kurio asmuo yra sveikas, patogus ir gali dalyvauti gyvenimo įvykiuose bei mėgautis jais. Tai daugiau ne tik ligos nebuvimas, tai visiško fizinio, psichinio, socialinio gerovio būsena. Tai yra tiesiog ištrauka, kas yra gyvenimo kokybė. Kad suprast, gyvenimo kokybė tai ne ligų nebuvimą, tai yra socialinė, psichologinė ir fizinė gerovė mūsų. Ir būtent šitas ingredientas FitNS turi būtent tą savybę, kuri gali pagerinti mūsų gyvenimo kokybę. Kas tai yra FitNS? Tai yra polifenoliai. Jūs turbūt žinot ir girdėjot, kas tai yra polifenoliai. Iš tikrųjų, polifenoliai, kaip mes įsivaizduojam polifenoliai, pavyzdžiui, raudono vyno yra, taip, ten brokolio polifenoliai, dar kažko. Iš tikrųjų, polifenoliai tai yra augalų apsauga. Ne vienas augalas, kadangi tai yra gyvas organizmas, nenori būti suvalgytas. Ir kada jisai jaučia tą grėsmę, tai jisai tada gamina polifenolius. Polifenoliai tai yra labai didelė molekula, labai didelė molekula. Ir jeigu mes tiesiog tos polifenolius atskirai nupirksim ir pradėsim vartoti, tai yra pinigų išmetimas, aš jums pasakysiu. Dėl to, kad neįmanoma organizmų įsisavinti tos polifenolius. Ir jeigu jūs galvojat, kad jeigu aš gersiu po taurę raudoną vyną kiekvieną vakarą, tai gausiu visus polifenolius, tikrai ne. Gausit problemą su kepenim, bet polifenolių jūs negausit. Kodėl? Dėl to, kad tai yra labai didelė molekulė, kurią negali įsisavinti organizmas. Bet kodėl polifenoliai pas mus kalangarde? Visų pirmiausia dėl to, kad mūsų kalangarde yra probiotikų. Be probiotikų polifenoliai neveikia. Tam, kad įsisavint polifenolius, reikia probiotikų. Ta prasme, kad mūsų mikrobiomas turi normaliai veikti. Ir mūsų užduotis atstatyti to mikrobiomo veikimą. Tai tada mes galėsim mėgautis ir raudonų vynų, ir visais kitais gerais dalykais. Bet, kad sutrumpint kelią ir negerti raudoną vyną, tiesiog prie probiotikų buvo pridėtas polifenoliai. Polifenolių kompozicija, nuostabi kompozicija. Čia yra prancūzų patentas, prancūzai gamina tą ingredientą.
Ir labai daug irgi padaryta tyrimų, būtent dėl šito ingrediento. Principai tai yra pasauliniai sertifikatai, kuri pripažinti absoliučiai visur, ir Šveicarija, ir Europa, ir Amerika. Vot FitNS turi būtent šitą sertifikatą ir moksliškai pagrįsta, kad jisai veikia. Ir ką aš trumpai galiu dar pridėti, kad polifenoliai tai yra biologiškai aktyvūs junginiai, padedantys organizmų subalansuoti medžiagų apykaito funkcijas. Čia yra polifenoliai iš greipfrutų, vynuogių, žaliosios arbatos, juodųjų morkų polifenoliai su vitaminu B3 ir dar yra labai gerų dalykų. Ir ką daro tie polifenoliai? Dabar klausykit. Buvo atlikti 2 klinikiniai tyrimai. Jie abu tyrimai buvo pagal placebo ir atsitiktinų in vitro protokolų. Ir kas buvo nustatyta? Buvo nustatyta, kad veikia į lipidų profilius. Reikšmingas trigliceridų lygių sumažėjimas, labai reikšmingas, iki 20%. Čia yra cholesterolis per 3 mėnesius. Ir reikšmingas gerų ir blogų trigliceridų balanso pagerėjimas. Ta prasme, kad ir geras cholesterolis irgi pakilo. Glikemija, glikemijos indeksas prieš diabetinę žymena sumažėjo iki 15%. Čia yra irgi wow, čia yra labai geras dalykas. Toliau sumažėjo oksidacinė būklė. Oksidacinė būklė tai sumažėjo 34%. Oksidacinė būklė tai yra faktiškai uždegimas. Ir tie uždegimai, daugiausia oksidaciniai uždegimai vyksta kepiniuose. Ta prasme, kad noriu paaiškinti tą visą medicininę bilbirdą, kad jeigu normaliai kalbėt, būtent tas polifenolio ingredientas veikia kaip kepenų detoksikantas. Čia yra labai toks vertingas dalykas. Ta prasme, kad polifenoliai kartu su probiotikai probiotikai sumažina tą molekulę ir tiesiog ta molekulė, kada eina per kraują į kepenis, spartina kepenų detoksikaciją. Ne pats polifenolis, o tiesiog jis sako kepenim, ei, atsibusk, reikia detoksikuotis. Ir kepenys pradeda detoksikacijos gerą darbą. Taip pat buvo nustatyta, kad būtent šitas mūsų ingredientas pagerina irgi kūno sudėtį. Nutukimo indeksas žymi per 3 mėnesius 83% riebalų tiesiog dingo. Tai jeigu mes norim tikrai numest svorį, ta prasme, kad sumažinti mūsų talijos apimtį, sumažinti pilvo apimtį, tai šitas kalangardas yra būtent tiem žmonėm. Ir jeigu jūs norit sužinoti, ar jūs turite tokią problemą, tiesiog paimkite centimetrą. Ir jeigu moteris turi daugiau negu 80 centimetrų pirmin,
čiupkit kalangardą, o jeigu vyrai, jeigu aš neklystu, 95 centimetrai irgi čiupkit kalangardą. Šita problema po 3-4 mėnesių bus išspręsta. Ir paskutinis ingredientas, apie kurį aš noriu jums papasakoti, apie kurį dažniausiai niekas nekreipia dėmesio, bet kada aš pamačiau būtent šitą ingredientą, aš irgi taip žagselėjau, taip, oho, čia parašyta burakėlių šaknų milteliai. Burakėlių šaknų milteliai, čia liaudiškai parašyta, iš tikrųjų tai yra trimetilglicinas. Sutrumpinta tai yra TMG. TMG kažkada aš vartoju atskirai, dėl to aš ir žinau, kas tai yra burakėlių šaknų milteliai, kitaip vadinasi betainas. Jisai buvo TMG pas mane. TMG aš vartoju, gėriau kartu su kitų produktų, kuris irgi pas mus yra, tik tai Sunrise, tai yra NMN, būtent NMN ir reikalauja savo brolio turėti TMG. Kas tai yra? TMG žinomas kaip metilo donoras, tai aš paaiškinsiu, kas tai yra. Burakėlių ekstraktas tai yra veiklioji medžiaga TMG. TMG faktiškai metilo donoras tai yra dalyvauja absoliučiai visur, kur vyksta biologiniai procesai. Ypač kas susijęs su DNR. Tai yra medžiaga, kuri stabdo senėjimą. Ir metilo donoras ir aplamai ta biologinis procesas, kuris vyksta TMG dėka, ir tarp kitko su amžium TMG, to trimeglicerina, mažėjo pas mus. Ir dėl to labai gerai, kad pas mus čia yra tas TMG. Šis procesas yra labai svarbus medžiagų apykaitos procese, kuris daro didelį įtaką ląstelių funkcionavimui. Tai jeigu kažkas laukia, kada aš pasakysiu ląstelių maistas, čia šita medžiaga ir yra ląstelių maistas. Su amžium pas mus to TMG mažėjo ir ląstelės pradeda badauti. Netiesiogiai ten vitaminas C, vitaminas B, ląstelių maistas, o šitas TMG. Būtent šio trimeglicerino dėka mūsų ląsteliai gauna vėl maisto ir pradeda normaliai funkcionuoti. TMG tai yra natūralus organinis junginys, kuris randamas maisto produktuose ne tik tai burokėliai, bet ir brokoliai, špinatai, sveiki grūdai, mėsa, jūros gėrybės. Bet jeigu kalbėti apie brokolį arba špinatus, kad patenkit po 50 metų gyvenimo tą deficitą TMG, aš nežinau, kiek reikia suvalgyti tų špinatų. Tai pas mus yra įsigelbėjimas, tai yra kalangardas, kur yra TMG. Tai kas liečia aplamai to ingrediento burakėlių, betainas vadinasi, paprasčiau. Pasaulio sveikatos komisija patvirtino oficialiai, jūs galite tai paguglinti paskui, kad TMG sumažina homocysteino kiekį mūsų kraujo plazmoje. Ir tai gali padėti kovoti su širdies ir kraujagyslių problemomis. Tai reiškia, kad mūsų kalangardas reguliuoja kraujo spaudimą
ir užkerta kelią visokiem tokiem bjaurybėm, kuris susijęs su širdim. Plus dar betainas ką daro? Jisai gerina inkstų ir kepenų veiklą. Kepenys aplamai, jie kada natūraliai gauna betainą ir iš maisto, nesvarbu, ne iš maisto, iš mūsų kalangardą, pradeda detoksikacijos procesą. Ta prasme, kad būtent burokėlių šaknų miltelių dėka irgi kepenys pradeda detoksikuoti. Taip pat dar galiu pridurti, kadangi čia jau toks aukščiausio lygio mokslas ir galbūt aš jau nusibodau jums, galiu tiesiog pridurti, kad visi tie ingredientai veikia ne kaip maistas, o kaip medžiagos, kuri skatina organizmą pradėti normaliai veikti. Pradėti veikti taip, kad įsisavint normaliai maistą, ne vitaminus iš vaistinės arba kažkokių maisto papildų, normalų maistą, kurią mes valgom. Plus, su amžium, kadangi senėjimo procesas tai yra ląstelių pažeidimas, būtent betainas ir pradeda tos ląstelės gydyti, atstatinėti. Ir ląstelės jaučiasi kaip nauji ir pradeda normaliai funkcionuoti. Taip pat skatina normalų baltymų, fermentų ir DNR visą tą transportavimą, normali veikla atstatinėja. Ir plus tas stresas, kuris kiekvieną dieną mes patiriam, ne tik psichologinį stresą, bet ir stresą nuo visokių blogų dalykų, kaip sakysim, taip, visko absoliučiai, stresas pas mus gali būti. Tai va, tai tas betainas būtent ir atstatinėja mūsų ląstelės. Aš dabar pastoviai sakau ląstelės, 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 ląstelės. Dėl to, kad tai yra, iš tikrųjų, tai ir yra ląstelių maistas, burokėlių šaknų milteliai. Vat pagaliau aš galiu atsakingai pasakyti, kad tai yra ląstelių maistas. Mes pamaitinom su betainu savo ląstelės, jį atsigauna ir pradeda normaliai veikti. Tai principe viską, ką aš norėjau papasakoti, galbūt biškį per sudėtinga buvo, bet kitaip neįmanoma čia. Be abejo, aš galėjau pasakoti apie kivį, dar apie greipfruktą, čia nėra apie ką pasakoti, visi viską žino, kokias savybės, bet kaip aš toks žmogus, kuris labai mėgsta viską tyrinėti, ir kada aš pamačiau pirmą kartą tą sudėtį, aš pasakiau sau, wow, čia privalo turėti kiekvienas žmogus tiesiog. Tiesiog kiekvienas žmogus turi nors vieną kartą per metus padaryti savo tokią dovaną 4 mėnesius minimum pavartot kalangardą. Tai va, tai čia viskas. Dabar jeigu kalbėti apie vartojimą, vartojimas mūsų gamtos vaistą kalangardą labai paprasta, aš jums jau rodžiau, kas dar nematė, kaip atrodo tas pakelis, reikia poliežuvio. Gamintojas rašo, kad po vieną pakelį kas antrą dieną. Čia yra tiesa, iš tikrųjų reikia taip vartoti, bet ne visi mes tai galim. Labai daug žmonių, kurie pasakys, kad tai yra per stipru, viskas priklauso nuo
kūno užterštumo. Kuo daugiau sukaupta toksinų, kuo daugiau problemų, tuo mažesnė dozė turi būti. Ta prasme, kad reikia pradėti nuo pusę pakelio, galima kas antrą dieną, paskui variantas galima pradėti nuo pusę pakelio kiekvieną dieną, paskui pereiti po pakelio kas antrą dieną, kadangi šitas mūsų vaistas, gamtos vaistas yra pakankamai stiprus, aš jums jau papasakoju visą tą nuostabų turinį ir čia yra iš tikrųjų vaistas, tik tai natūralus. Tai linkiu visiems sveikatos ir kad visi, kas pirks mūsų gamtos stebuklą, būtum sveiki. Ačiū Jums labai. Labai ačiū, Natalija, labai tikrai klausiau ausis ištempus, galvojau nieko, tikrai nesinori nieko praleisti, labai gerai, kad mes turim galimybę turėti įrašą. Tai pabaigai noriu pasakyti ir užtvirtinti tai, kad produktai mūsų ne tik tai geri dėl to, kad mes matėm, kaip juos gamina, žinom sudėtį, žinom jų kilmę, iš kur jie ateina, bet produktai 23 metais, šie mūsų gamtos vaistai, kurie tikrai labai padeda mūsų sveikatai, buvo Dubajuje, kada buvo prestižinį, gavo apdovanojimą, buvo forumas, buvo daug žmonių iš kitų šalių, kurie pristatė savo produktus ir būtent mūsų kompanija gavo apdovanojimą už produktų kokybę, veiksmingumą ir aukštus gamybos standartus. Tai apie gamybą viską mes matėme. Ir kaip ir minėjau dar kartą, mes turime unikalius 3 produktus ir apie juos kiekvieną kartą vis po truputį kalbam. Tai yra kompanijos sukurta sistema, kuri apima būtent, kaip sakau, labai dažnai kas sako, oi, man širdis skauda, tai va tau vaistukų nuo širdies, ten tau nuo kepenų, tau nuo to. Mūsų produktai apima viso kūno atstatymą ir tiesiog jų dėka pradeda funkcionuoti jūsų visas kūnas sistemingai. Tai galiu pasakyti, kad šitą įrašą pabaigsim. Labai ačiū visiems už kantrybę, kas klausėte. Kas norėsite pakartoti, išgirsti dar kartą, kreipkitės į tą žmogų, kas jūs pakvietė. O prisijungus į kompaniją kaip partnerį, jūs galite pas mus kreiptis, jūs gausite ne tik kokybiškus produktus, bet ir mokymus, palaikymą, padrąsinimą ir galit būti ne tik sveiki, bet ir turtingi. Tai kas liečia apie atlygį uždalinimą, aš padarysiu kitą video, šį video išjungsim. Tai ačiū dar kartą visiems už kantrybę ir kas norite paklausyti apie atlygio planą, tai darom sekantį įrašą.